Didelė moterų dalis šiandien save padaro finansiškai priklausomomis. Ir ne todėl, kad negali uždirbti, o todėl, kad jos nebuvo kažkada vaikystėje išmokintos finansinio saugumo. Tiesiog jos nebuvo išmokytos kaupti, kurti pačios. Viską kontroliuodavo didžiąją dalį tėvai. Nuo vaikystės girdėjome, taip pat ir aš girdėjau, pinigų nėra. Pinigus reikia taupyti. Neišleis pinigų veltui, nes reikia atsidėti, o jeigu ateis juoda bloga diena, neišlaidauk. Gyvenk nuo algos iki algos. Taupyk ir pasilik paskutiniai bent jau dienai, jeigu negautum atlyginimo. O tai kiek čia kainavo, baigtų, tu nesvajok, tu net neuždirbsi tokiam dalykui, tu net negalvok. Kai ateidavai prie gražesnės mašinos nusifotografuoti ar gražesnę suknelę pamatydavai, mama sakydavo, baigtų, tu net nežiūrėk tenai, ten neįmanoma, baigtų, pasižiūrėk, kiek kainuoja. Ir dėja, niekas mūsų nemokė, kaip pinigus auginti, tą kiekvieną įdėtą pinigą, jį užauginti pačiam. Niekas nesakė, niekas nemokė, kad pinigai gali dirbti mums, o ne mes pinigams. Na ir kągi, šiandien didžioji dalis moterų bijo išeiti ir kažką keisti pačios. Bijo išeiti iš esamo darbo, bijo pakeisti ir išeiti iš toksinių santykių, bijo pasakyti savo artimiems žmonėms, kurie ją smugdina, kad daugiau aš neleisiu to dalyko daryti dėl to, kad aš dėl to jaučiuosi blogai. Daug moterų negali pasakyti kitam žmogui, kad tu manęs nežemink, nes tu mane dabar žemini ir padarai, kad aš jaučiausi blogai. Aš jau nekalbu apie tai, kad moteris bijo šiai dienai pradėti kažkokią naują veiklą. Net ne darbą, o savo asmeninę veiklą. Kiek daug kyla abejonių moterims, kurios norėtų ir galėtų kažką daryti savo ir dėl savęs, ir jos to nedaro. Ir jums nekyla klausimas, kodėl? O labai paprastai, todėl kad jos neturi finansinio pagrindo po savo kojom. Neturi, tiesiog neturi, nes didžioji dalis tokių moterų, jų mamos taip pat neturėjo finansinio pagrindo ir 30, galbūt 50 metų gyvendavo su tuo pačiu vyru, dėl to, kad tas vyras išlaikydavo visą šeimą. Tai vat ką aš noriu pasakyti, kad liūdniausia tai, kad yra tokių moterų, kurios nepasitikė ir bijo. Ir liūdniausia tai, kad yra daug būdų šiai dienai investuoti, kaupti, auginti savo pinigus.